Ačiū pirmininkė. Reglamentas dėl energijos rinkos vientisumo bei skaidrumo Europos Sąjungai ypač svarbus, turint omeny dujų ir elektros rinkos liberalizavimo procesą. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį vieną aspektą. Siekdami užtikrinti, jog Europos Sąjungoje veiktų vieninga ir skaidri energijos rinka, turime pasiekti, jog mūsų priimamos taisyklės būtų vienodai ir be išimčių taikomoms visiems ES energijos rinkoje veikiantiems subjektams, nepaisant tikrosios jų kilmės. Rinkos priežiūros institucijos turėtų užtikrinti, jog būtų nustatoma, kas yra galutinis subjektas stovintis už vieno ar kito sandorio ir jo atžvilgiu taikyti ES teisės aktus. Deja, iki šiol pasitaiko situacijų, kuomet vienoje ar kitoje valstybėje narėje trečiųjų šalių subjektai, visų pirma Gazprom, realiai užima dominuojančią ar net monopolinę padėtį. Tačiau kadangi tai daro ne tik tiesiogiai, bet ir per kontroliuojamas įmones, rinkos skaidrumą užtikrinančios taisyklės jų atžvilgių nėra taikomos. Todėl sveikindama šį pranešimą, raginu Komisiją ES energijos rinką reguliuojančias taisyklės dar tobulinti. Dėkui. Vielen Dank, Frau Kollegin Morkunnaite Mikulin-Jene. Es folgt nun der Herr Kollege Kelly. Like my colleagues, I was pleased to vote in favour of this regulation, but because the regulation was voted on as a single vote, we were unable to express our concerns regarding Article